Čia mūsų kova. Tai Birželio sukilimas buvo 41 metais, Birželio 22 prasidėjęs pirmasis organizuotas lietuvių tautos pasipriešinimo sovietiniai okupacijai etapas. Jeigu partizaninis karas truko daugelį metų, tai Birželio sukilimas truko keletą dienų, nepilną savaitę. Bet Birželio sukilimas buvo labai konkretus bandymas išsivaduoti iš sovietinės okupacijos, pasinaudojant, žinoma, galios santykis buvo absoliučiai neįveikiamas, Raudonoji armija buvo daug stipresnė, bet pasinaudojant unikaliomis aplinkybėmis. Visi nujautė ir netgi laukė tuo metu artėjant frontą. Tai yra, kadangi nacistinė Vokietija puls sovietinę Rusiją ir galvojo, kaip tuo pasinaudoti. Viltis čia buvo tokia: pataikyti, surenkti sukilimą ir perimti visas institucijas, jėgos struktūras, valdžią Lietuvoje iš sovietinės kariuomenės ir sovietinių struktūrų prieš pat ateinant naciams ir pastatyti nacius prieš faktą, kad Lietuva laisva ir nori būti nepriklausoma. Žodžiu, sutilpti į tą tarpą labai sudėtingai pagaunama ir tam buvo ilgai ruošiamasi, bent jau tą pusmetį iki Birželio 41 metų pirmąją pusę, tai tikrai buvo nuolatos svarstoma dėl datos ir ta data buvo pririšta prie informacijos, tiek jos fragmentiškos buvo, kadagi tas karas, kada tas rytų frontas ateis į Lietuvą. Šita pastanga be abejo buvo labai sudėtinga ir galų gale ne viskas pavyko, bet kas pavyko. Lietuva neiškovojo nepriklausomybės, atėjusi nacistinė Vokietija okupavo Lietuvą ir ignoravo sukilėlių pastangas. Birželio sukilimas nesugebėjo įtvirtinti nepriklausomos Lietuvos ir gal mes po to prieisim kokio istorinio tragizmo iš to kilo ir kalčių dabar tiem patiems sukilėliams metamų. Bet kas Birželio sukilimui pavyko? Birželio sukilimas nuplovė Lietuvos gėdą. 40 metais Lietuvos valdžia priėmė Sovietų Sąjungos ultimatumą ir be šūvio įsileido Raudonąją armiją ir okupaciją, o po to ir aneksiją. Ir tai, buvo, nesinori kartoti tą žodžio dėmė, bet gilus sukrėtimas turbūt ir tautai, ir jos atminčiai, ir žmonėms, kurie jautė, o Lietuva tuo metė išgyvenusi tos 20 nepriklausomybės ir valstybės statybų metų, tikrai jautė nacionalinę savimonę, pasididžiavimą, pareigą savo valstybei ir buvo tam tikras skausmas ir kančia, turbūt tiktų šitie žodžiai dėl nepasipriešinimo ir nesigynimo. Tai pagaliau buvo padaryta. Visam pasauliui buvo pasiųsta žinia ir savo patiems veiksmų įtvirtinta, kad Lietuva niekada nestojo, kaip kad skelbė ir melavo pasauliui Sovietų Sąjunga, niekada nestojo savo norų į Sovietų Sąjungą, kad ji buvo prievarta okupuota ir aneksuota ir kad ji reiškia valią ir drįsta imtis veiksmo ir prisimti aukas ir rizikas, kad tą nepriklausomybę atgautų. Per tas kelias sukilimo dienas, kad įsivaizduotume mastą, per tas kelias sukilimo dienas žuvo yra ginčiamasi dėl skaičiaus, bet aš taip sakyčiau, galima gan drąsiai sakyti, kad arti 2000 žmonių. Tai yra daug. Per kelis metus partizaninio karo žuvo keliasdešimt tūkstančių, per kelias dienas sukilimo žuvo pora tūkstančių žmonių. Tai mes kalbam apie didelio masto reiškinį. Buvo išlaisvinta daug kalinių iš sovietinių represinių struktūrų kalėjimų, buvo perimta daug ginklų, perimti pastatai, paskelbta, aš žinau, ne vienas amžininkas su labai stipriom emocijom, skaitant ir buvusi prezidentą Valdą Adamkų, prisimena tą momentą, kada Kaune per radiją paskelbiama apie nepriklausomybės atkūrimą. Žmonėms, kurie tą išgyveno, tai buvo tikrai istorinis momentas. Ir svarbiausia turbūt yra būtent tai, kad tai buvo pastanga, išreikšta valia ir auka įdėta skelbti nepriklausomybę.
Sukilimas įsteigė iš karto laikinąją vyriausybę, kuri turėjo valdyti kraštą, jeigu pavyktų išsaugoti jam tą nepriklausomą statusą. Nepavyko. Atėjusi nacistinė kariuomenė labai greitai įsteigė savo valdžią, karinę valdžią, o laikinai vyriausybei nepaliko jokių galimybių realiai veikti ir turėti kažkokios faktinės valdžios šalyje. Laikinoji vyriausybė dar apie mėnesį leido įvairius įsakus, teisės aktus, bet jie net nepasklisdavo po šalį, žmonės apie juos nesužinodavo, jie neturėjo realios valdžios ir galiausiai buvo, artėta prie to fakto ir tą pačią vasarą ji buvo uždaryta, jos veikla nutraukta. Šitas kontekstas, galite įsivaizduoti, ateina nacistinė Vokietija su visais savo nusikaltimais ir visais savo valdymo bruožais, o čia bando reikštis kaip savarankiška valdžia laikinoji vyriausybė. Ir tai sukuria tokią įtampą, kad laikinoji vyriausybė šiandien yra dažnai kaltinama ir sukilimas dažnai kaltinamas dėl dalykų, kuriuos darė nacistinė okupacinė valdžia ir jos kolaborantai, faktiškai naciai ir Lietuvos piliečiai įvairių tautybių, įskaitant aišku lietuvius. Tai prie šito turbūt dar prieisim. O Škirpa, Kazys Škirpa buvo viena ryškiausių ir įdomiausių, turbūt sakyčiau, 20 amžiaus Lietuvos politinio, karinio ir įvairių gyvenimo sričių asmenybių. Tai buvo visų pirma pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris, stojęs, kuriant Lietuvos kariuomenę per nepriklausomybės kovas. Jis buvo vadovaujančias pareigas ėjo Lietuvos kariuomenės karo komendantūroje 18 metais Vilniuje, kiek čia tuo metu nuolatos keičiantis valdžiai rusų, lenkų ar lietuvių, kiek pavyko jai čia išsilaikyti. Jis vadovavo tam būriui karių, keliems bijau sumeluoti, 9, kurie iškėlė trispalvę Gedimino bokšte tais laikais 19 metų sausio 1 ir kai šiandien yra švenčiama sausio 1 vėliavos diena ir žmonės ją mini, eina ten prie katedros Gedimino kalno, labai dažnai nutylima ir man labai ironiškai atrodo, kai ir Seimo pirmininkė ir kiti aukščiausi asmenys tą patį Škirpą dažnai smerkiantys ar vadinantys neva kontroversišku. Ta diena jie švenčia ir didvyrišką vėliavos iškėlimą švenčia, bet kad tai padarė Škirpa ir jo vadovaujami kariai, tas, faktiškai visada, kiek aš sakau, yra nutylima. Tai šitas veiksmas ir darbas irgi jo. Po to jis buvo steigiamojo Seimo narys. Nors vaizduojamas kartais šiandien aš girdžiu pono Dainiaus Žalimo, kitų asmenų, Nerijaus Šepečio, istorikų, kitų pasisakymus, kad neva tai jis buvęs nacių kolaborantas, dėl to konteksto, kurį jau kalbėjom. Bet iš tiesų tai buvo net ne dešinysis šiandienos savokom, tai buvo kairysis žmogus, tai buvo nuosaikus kairysis liaudininkų frakcijai berods atstovavęs tas steigiamajame Seime. Ir tuo metu tikrai, tarkim, tautininkų režimui niekaip nesimpatizavęs. Ir jo įvairūs gyvenimo puslapiai po to vedė per karinę tarnybą ir diplomatinę tarnybą. Ir jau Trečiojo Reicho, tai yra nacistiniai valdžiai susiformavus Vokietijoje, jis buvo paskirtas Vokietijoje Lietuvos diplomatiniu atstovu ir jau vystantis, brestant karui ir po to karo metais jis ten ir buvo atstovu. Bet tuo pačiu metu, jau esant okupuotai Lietuvai, jisai buvo gavęs vliko, kaip tai pavadinti, įgaliojimus Lietuvių aktyvistų frontui, jo vadovaujamai organizacijai, organizuoti sukilimą Lietuvoje. Ir kaip galėjo, o galėjo be abejo ribotai, būdamas fiziškai Vokietijoje ir didžiąją dalį to buvimo Vokietijoje, būdamas internuotas namuose, tai yra faktiškai kalinamas. Jis per įvairiausius tarpininkus, pasiuntinius, ten yra daug įvairių šnipų, filmų vertų istorijų, kaip tos žinios būdavo perdodamas, bet jis stengiasi organizuoti tą sukilimą Lietuvoje. Faktiškai sukilimo metu jo čia nebuvo, jis nebuvo karys su ginklu ir fiziškai neprisidėjo, bet smegenys sukilimo jis buvo. Tai sukilimas, kuris laimėjo. 20 amžiaus pirmoje pusėje nebuvo tokių sukilimų, kurie laimėtų, turiu minti, prieš fašizmą ar prieš komunizmą. Lietuva vienintelė buvo, kuri sukūrė valstybę, atstatė valstybę, ir 6 savaitės laikėsi. Ir tai yra unikalu. Tačiau turim pripažinti, kad KGB ir NKVD naratyvas, kurį nuosekliai kūrė apie šį įvykį, jis yra tvirtas. Ir dabar, sakyčiau, tai kiekvienais metais mes bandom visai šitą naratyvą trūpintis, po truputį trūpa, įgauna vis daugiau, sakyčiau taip, tiesa pripažinimo mūsų valstybėje ir tarp istorikų beje. Nes mes kartais nejučiomis nesuprantam, kodėl ten kontroversiškas sukilimas. Tai nesukilimas kontroversiškas. Kontroversiškos jis visiškai nėra. Ten viskas aišku, tai yra 1940 metais Romoje susirinkusių Lietuvos diplomatų sprendimas įgalioti Kazį Škirpą suorganizuoti sukilimą tuo metu, kada Vokietija pradės kariauti su Sovietų sąjunga, kas iš tikrųjų ir įvyko.
Na, sukilimas buvo organizuotas ne tik iš Berlyno, galima sakyti, bet taip pat ir iš Lietuvos. Du štabai susiformavo, vienas karinis štabas Vilniuje, kurį saugumo pajėgom pavyko likviduoti, ir kitas štabas jau toks labiau improvizuotas susikūrė Kaune universitetinėje aplinkoje, daugiausia iš tokių, sakykime, krikdemiškų sluoksnių, iš ateitininkų organizacijos. Ir šitas reiškinys jis nėra kontroversiškas. Kontroversiška yra taip, kaip po to buvo traktuojama tai, kas ten įvyko. Na, Sovietų sąjunga ieškojo būdų, kaip jį diskredituoti. Kodėl reikėjo jį diskredituoti? Dėl to, kad sukilimas parodė, kad lietuvių tauta nesutinka su sovietizacija, su 40 metų okupacija, nes 40 metais jų niekas neklausė, jie tiesiog pamatė tankus važiuojančiams gatvėm. O čia buvo tautos sukilimas toks masiškas, teritoriškai apėmė visą Lietuvą, kad natūralu parodė, kad sovietizmas mums tikrai nėra savas. Ir šitas aktas ir buvo priežastis, dėl ko reikėjo diskredituoti šitą sukilimą. Pradžioje per klasių kovą, po to per bendradarbiavimą su vokiečiais, kas yra visiškai nesąmonė, nes vokiečiai prieš šitą sukilimą buvo. Na ir galų gale sugalvojo sumaišyti su holokaustu, kuris vyko iš esmės po to, reiškiasi, į vieną krūvą kažkaip sumal. Ir šitas, ko gero, sekasi. Žmonės nepasigilinę į šitą klausimą, jie priima, sako, čia gal pavojinga, gal geriau nesivelti, nes čia dabar draugai mūsų vakariečiai. Bet tai pats istorinis įvykis reikalauja tinkamo nušvietimo ir kada mes pažiūrėsim iš visų istoriografijų, mes pamatysim, kodėl jisai yra traktuojamas nevienareikšmiškai. Stasio Raštikio, generolo Stasio Raštikio duomenimis 39 metų pabaigoje Šaulių sąjungos narių buvo 100 000. 100 000, tai toks žymus skaičius. Na ir sukilimas 41 metų irgi apima visą Lietuvą, tame tarpe ir šauliai. Tai tą rodo tą visuotinumą, tokį dalyvavimą, kad žmonės įsijungia iš įvairiausių politinių pažiūrų, įvairiausių visuomenės sluoksnių, ir valstiečiai, ir darbininkai, ir studentai. Na, kaip žinot, žuvo tikrai didelis kiekis žmonių. Vienais šaltiniais 2000, kitų vakariečių šaltiniais apie virš 4000 žmonių žuvo. Tai žuvo tikrai daugiau negu nepriklausomybės kovose žmonių skaičius. Na ir mūsų kaip piliečių pareiga įamžinti, tie žmonės paaukoja savo gyvybės už Lietuvos laisvę. Nes buvo skelbiama, kad iš tikrųjų sukilo Lietuva ir atkuriama valstybė. Na, nepriklausomybė buvo atkurta 18 metais vasario mėnesį, 41 metais birželio 23 laikinoji vyriausybė paskelbė atkuriamą Lietuvos laisvę, partizanai 49 metais vasario mėnesį. Na ir kita data jau kovo 11, 90 metai. Tai mūsų tikslas yra įprasminti birželio sukilimą kaip reiškinį, kuris atkūrė Lietuvos nepriklausomybę, nors ir trumpai vyko tą nepriklausomybę, bet tai buvo oro gurkšnis, kurį įkvėpus galėjom rezistenciją vykdyti ilgus okupacijos metus. Na, kas tie sukilėliai? Iš tikrųjų, sukilėliai buvo įvairiausių žmonių. Didžioji dalis buvo ginkluoti šauliai, kurie buvo pasiruošę, mokėjo valdyti ginklą, sugebėjo, organizuoti žmonės. Na ir rezistencijos pradžia, galima sakyti, buvo 41 metais, birželio 14 prasidėjo trėmimai, o jau 13 dieną miškai buvo pilni nusteikusių žmonių, sukilėlių, kurie su ginklu rankoje jau galėjo sukilti. Kas vyko? Kaip žinot, labai svarbus faktai. Kaune sukilimas vyko, Vilniuje vyko labai stipriai, Vilniuje dalyvavo gal Lietuvos kariuomenės, buvusios kariuomenės daliniai, kurie buvo prijungti prie sovietinės kariuomenės, bet jie sukilo, nusivertė tą tokį okupacinį jungą, na ir išvadavo Vilnių. Nes koks likimas Vilniaus būtų buvęs, tikrai toks pat kaip ir Minsko. Būtų sunaikintas miestas, miesto nebūtų buvę, o birželio sukilėlių Vilniuje dėka išlaisvintas miestas, apsupties nebuvo, vokiečiai laisvai perėjo, o rusų kariuomenė pabėgo.
Tai lygiai tas pats galima pasakyti sukilimo prasme, buvo išsaugota apie keletą tūkstančių gyvybių. Manoma, iki 2000 žmonių buvo išvaduoti iš sovietinių kalėjimų. Na, tas pats pasakytina Vilniui. Vilniui buvo išvaduoti kaliniai iš vagonų, kurie buvo paruošti trėmimams. Na, tik tai nesėkmės tokios nelaimingos atsitiktumo dėka vienas vagonas buvo paliktas neatlaisvintas, nes sukilėliai galvojo, kad ten yra NKVD kariai, o tam buvo kaip tik mūsų vadai, Bulvičius, Kilius ir kiti karininkai, aukšto jungtinio štabo nariai, kurie buvo uždaryti tuose vagonuose, na ir buvo išvežti į Sibirą. O likimas, kaip žinot, 41 metų trėmimų buvo labai liūdnas, praktiškai žmonės iš tos beveik negrįžo.